Visi, ačiū, kad prisijungėt, kad dalyvaujat, kad įdomu ir tikiuosi, kad gerai praleisim laiką. Visi pažįstate, su Monika dirbu viešųjų ryšių skyriuje ir džiaugiuosi, kad Tina sutiko su mumis bendradarbiauti, pristatyti savo parodą mūsų fakultete. Ir ruošiantis diskusijai išdiskutavom, kad dirbtinis intelektas dabar dažnai vartojamas suasmeninimas dažnai, bet mes kalbėsim apie jį kaip įrankį ir apie tai, kaip jį suvaldyti, kaip teisingai valdyti ir ką galima su juo nuveikti. Tai šiandien turim svečiuose Tiną Sarapinienę. Ji daugiau nei 15 metų dirba marketingo reklamos srityje. Savo kūrybiškumą pradėjo reikšti fotografuodama, piešdama, lipdydama iš molio. O daugiau nei prieš metus pradėjo kurti paveikslus, būtent naudodama dirbtinį intelektą. Tai šiandien pristatom jos parodą fakultete, o prieš tai jos darbai buvo eksponuoti Majamyje, Amsterdame. Ir dabar turim galimybę pamatyti mes. Kitos pokalbio dalyvės yra naujos mūsų studijų programos kalba ir dirbtinio intelekto valdymas dėstytojus. Tai turėsim, tikiuosi, labai įdomią diskusiją, kur susilieja praktika ir teorija. Tina, gal prašyčiau, kad papasakotum apie savo darbą, apie procesą. Ačiū. Monika, visų pirma, aš norėjau padėkoti už kvietimą, už galimybę parodyti savo darbus Kaune. Ačiū labai. O jeigu apie parodą, tai tiesiog čia gimė iš idėjos, kad aš norėjau pristatyti savo jausmus, savo kūrybą per dirbtinio intelekto įrankį tiesiog. Ir iš tikrųjų susidariau su nuomonė, kad žmonės sako, tai čia ne tu pieši, čia tiesiog kompiuteris už tave daro ir aš su tuo visiškai nesutinku. Kadangi visas kūrybinis procesas iš tikrųjų iš 3 dalykų sudėtas. Tai pirmas dalykas, tai aišku, tai pati idėja, kūryba. Tai prasme, tą, ką aš noriu parodyti, tą, ką aš jaučiu, tiesiog idėja, kuria gimsta galvoje. O antrasis aspektas, kaip visiems, aš manau, aišku, žmonėm, kurie dirba su dirbtiniu intelektu, tai čia tiesiog teisingai nustatytas užduotis, promptas. Iš tikrųjų, be teisingai nustatytų užduočių nieko nebūtų, nes, sakykime, jeigu mano paveikslai su, nežinau, tenais gali būti žmonės, gali būti kažkoks siužetas, tai turi būti nustatytas tiksliai, kokią nuotaika, kokia plaukų spalva, kokie ten drabužiai, koks fonas, tai yra labai, labai, labai svarbu. Ir trečias dalykas, kuris irgi labai svarbus, tai iš tikrųjų, kokio dirbtinio intelekto programą naudojama. Nes labai daug rinkoje yra jų ir aš pati naudoju, kaip man atrodo, geriausią programą. Tai ir kažkaip bandau save išreikšti per šitą įrankį. Iš tikrųjų, jeigu kalbam apie laiką, kiek man reikia vienam paveikslui sukurti, tai čia gali būti skirtingai. Iš tikrųjų, nes, visų pirma, tai turi ateiti įkvėpimas, apie tai mes nekalbam, nes niekada nežinai, kada ateis ta idėja, ateis ta intencija kažką tai padaryti. O pats procesas gali būti skirtingai. Jis gali užimti ir porą dienų ir aš galiu padaryti labai, labai daug pakeitimų vienam paveiksle, kol aš pagaliau nepamatysiu, kad tai būtent to, ką aš noriu. Ta prasme, šitaip. Aš jau turiu įsimylėti tą darbą. Iš tikrųjų, taip yra. Ir tada jau kaip ir tas projektas baigtas. Net, pavyzdžiui, iš šitos kolekcijos jau keli darbai užrezervuoti. Ir aš manau, kad čia labai geras ženklas iš tikrųjų, nes tai reiškia, kad tai, ką darau, domina ir kažkaip atspindi ir
kitiem tiesiog kažkaip suskamba. Net turėjau tokį pavyzdį iš ankstesnių darbų. Tiesiog viena moteris pirko mano darbą ir sakė, žinai, sakė, aš jau taip senai svajoju būtent, kad būtų toks vaizdas, ta prasme, sukurtas paveikslas, taip, ir sakė, kad aš net nesitikėjau, kad galėsiu kada nors rasti. Kažkaip taip toks sutapimas buvo. Ir aš noriu pabrėžti, kad tai iš tikrųjų geras būdas uždirbti pinigus. Ta prasme, kurt vaizdą. Taip, matau jau klausimą, to atsakysiu. Kurt vaizdą pagal užsakymus. Taip, galima daryti būtent ir marketingo reklamos srityje, taip. Bet aš savo taip nusprendžiau, kad aš taip nedarau. Man norisi tiesiog kurti būtent tai, ką aš jaučiu. Čia tokia mano vizija, iš tikrųjų. Ir dabar, nežinau, ar čia man jau atsakyti klausimą, ar dar kažką dar daugiau papasakot. Nes aš matau, kad užduotus klausimas apie programą. Tai iš tikrųjų aš naudoju Midjourney, nes su vizualu, kas susiję, tai Midjourney yra stipriausia programa. Iš tikrųjų, ir geriausia to, kad aš turiu mokamą versiją, aš sumoku už naudojimą ir tai reiškia, kad kaip ir man priklauso tie darbai, kurie aš sukūriau su dirbtiniu intelektu. Ta prasme, jeigu būtų sukurtas su kažkokia kita programa, tai visų pirma, rezultatas būtų netoks kokybiškas, čia jau išbandyta. Taip, sakykim taip, tu gali sukurti kokią nors ten šuniuką su kalėdiniu kepure, tikrai taip, ir kažkokią, ten mielą dalykėlį. Taip, bet jeigu tu nori sudėtingesnio kažkokiu vaizdu, tai tikrai aš dar nemačiau, kad gali būti kažką, geriau negu Midjourney. Būtent su statiniu vaizdu. Mes nekalbam apie video, mes nekalbam apie audio, nes čia jau kiti dalykai. Tai nežinau, kiek atsakiau. Dar labai įdomu, kad tavo darbai yra pristatomi QR kode, galima nusiskaityti ten, kur tas pats vaizdas juda ir tekstas yra kalbamas. Kodėl tu tą dalį pridėjai? Aš tą dalį pridėjau todėl, kad aš norėjau tiesiog labiau gal parodyti savo tą jausmą, savo tą intenciją, ką aš norėjau papasakoti per šitą paveikslą ir pagalvojau, kad tiesiog būtų gal įdomiau šiek tiek, kad būtų tas, nežinau, kaip animacinis filmukas, bet čia jau buvo ne su Midjourney, čia jau buvo su kitom programom. Tiesiog taip, nes aš bendrai tam projektui panaudoju kokios 3 dirbtinius intelektus. Tai prasme, atskirai buvo vaizdai, atskirai buvo naudojama programa video sukūrimui ir atskirai buvo audio. Ok, tai kol kas ačiū ir tu labai gražiai paminėjai tą, kad turi būti teisingai sudėlioti dalykai. Tai mes šiandien turim docentę daktarę Dovilę Vengalienę, kuri yra krikštamotė mūsų naujos studijų programos kalba ir dirbtinio intelekto valdymas. Ir norėčiau, Dovilė, kad jūs pristatytumėt, kodėl turim šitą studijų programą, kodėl atrodo, kad reikalinga būtent universitete dėstyti tokią discipliną. Ačiū labai. Kaip tik manau, kad labai gražiai mūsų viešnia menininkė ką tik tai paminėjo, kad tam, kad turėtumėm tą rezultatą, kurio norim, yra būtinas geras kalbos išmanymas, kad vien tai, kad aš moku naudotis dirbtinio intelekto įrankiais, nereiškia, kad aš esu menininkas, kūrėjas, lygiai taip pat galėtumėm pasakyti, kaip anksčiau buvo populiaru tarp moksleivių tikėti, kad jeigu patinka žaisti kompiuterinius žaidimus, tai jau esu beveik programuotojas, ar jeigu sugebu susikalbėti kažkokia kalba, esu lingvistas. Tai taip tikrai nėra. Ir aš net neabejoju, kad siekiant to rezultato, kuris būtų atliepiantis visuomenės lūkesčius, atliepiantis verslo lūkesčius, mums yra būtinas universitetinis išsilavinimas, kuris ne tik tai
pateikia mums prieigą prie naujausių dirbtinio intelekto įrankių, prie naujausių galimybių juos išnaudoti savo tikslams, bet tuo pačiu ugdo asmenybę, ugdo kūrybiškumą, ugdo kritinį mąstymą, suteikia išsilavinimą, kuris yra įvairiapusiškas ir tuo pačiu leidžiantis pažiūrėti visai kitų kampų į pasaulį ir kitaip save išreikšti. Taigi, jeigu mes norime būti stiprus rinkoje, jeigu norime būti vienu žingsniu priekyje prieš eilinį vartotoją, mums tikrai yra reikalingas daug platesnis išsilavinimas. Būtent su tuo tikėjimu ir gimė šita jūsų minėta studijų programa. Būtent šitoj studijų programai mes ir siekiam apjungti kalbą ir dirbtinio intelekto valdymą, suteikiant visas galimybės ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir siekiant to rezultato, kuris yra žingsneliu toliau negu eilinio vartotojo. Ačiū, Dovilė. Mes taip pat turim šiandien IT dalies atstovę, sakyčiau, Renata Danielienė, daktarė Renata Danielienė. Ir jinai šiandien paruošė mums video įrašą su savo nuomonė, tai prašau, kad būtų paleistas ir paklausys. Sveiki. Įsivaizduokite, kad tekstas tai monologas. Tai tarsi ilgas pasakojimas, kuriame slypi informacija, mintis ir jausmai. Tekstas gali būti romanas, eilėraštis, straipsnis ar netgi jūsų Facebook įrašas. Svarbiausia, kad tai yra baigtinis kūrinys, turinti savo struktūrą ir prasmę. O užklausa – tai dialogo pradžia. Tai klausimas, prašymas, komanda, kuri laukia atsakymų. Užklausa gali būti trumpa ir konkreti, pavyzdžiui, koks šiandien yra oras, arba ilga ir sudėtinga, nurodanti dirbtinio intelekto pagrindų veikiančiai sistemai atlikti tam tikrą užduotį, pavyzdžiui, sukurti programavimo kodą. Taigi esminis skirtumas yra tikslas. Tekstas siekia informuoti, paveikti, sukelti emocijas. Užklausa siekia gauti informacijos, atlikti veiksmą, išspręsti problemą. Čia ir slypi dar vienas įdomus aspektas. Šiuolaikinės dirbtinio intelekto pagrindų veikiančios sistemos, tokios kaip ChatGPT, geba ne tik atsakyti į užklausas, bet ir kurti atsakymus. Tai tarsi sulieja ribas tarp užklausos ir teksto, atveria naujas galimybes ir iššūkius. Atsakymą dar norėčiau pailiustruoti gyvenimiškų pavyzdžių. Įsivaizduokime, kad norime nukeliauti iš Lietuvos į Portugaliją. Senais laikais, kai dar nebuvo transporto priemonių, tai galėjome atlikti pėsčiomis arba jodami ant arklio. Dabar turime daug daugiau pasirinkimų. Galime skristi lėktuvu, važiuoti automobiliu, autobusu ar rinktis kelionę traukiniu. Nepaisant to, kaip keliausime, turime suprasti tam tikras taisykles. Negalime vairuoti per greitai, turime žinoti kelio ženklus, o prieš skrydį lėktuvu privalome laikytis saugumo reikalavimų, pavyzdžiui, neįsinešti draudžiamų daiktų. Lygiai taip pat veikia ir užklausos dirbtinio intelekto generatyviniams modeliams. Tekstas yra tiesiog informacija, kaip kraštovaizdis, kurį matome kelionės metu. Tačiau užklausa yra konkretus kelionės planas, kuris veda į tam tikrą rezultatą. Jeigu tiesiog parašytume tekstą be aiškios struktūros, dirbtinio intelekto generatyvinis modelis jį interpretuos kaip bendrą informaciją, o jeigu pateiksime aiškią užklausą, gausime tikslingą atsakymą. Kaip ir kelionėje, užklausos gali būti profesionalios ir neprofesionalios. Neprofesionali užklausa kaip bandymas keliauti be bilieto. Jeigu bandysime patekti į lėktuvą be dokumentų ar važiuoti be plano, greičiausiai nepasieksime savo tikslo. Pavyzdžiui, jei generatyvinio modelio paklausime, kaip dirbtinis intelektas naudoja kalbą, atsakymas greičiausiai bus per platus ir mažai naudingas. Profesionali užklausa kaip gerai suplanuota kelionė. Jeigu iš anksto numatome maršrutą, žinome taisykles ir pasirenkame tinkamą transporto priemonę, kelionė vyks sklandžiai. Panašiai ir su dirbtinio intelekto pagrindų veikiančiomis priemonėmis. Jeigu pateiksime tikslę užklausą, gausime geresnį ir tikslesnį atsakymą. Ir profesionalios užklausos tai ne tik techninis įgūdis, bet ir meno forma. Tai taip pat gebėjimas suprasti dirbtinio intelekto sistemos logiką, numatyti galimus rezultatus ir pasiekti norimą tikslą.
Dirbtinio intelekto priemonės gali atlikti daugybę užduočių, nuo teksto kūrimo iki programavimo ar net meno kūrinių generavimo. Tačiau tai nėra magiška priemonė, ji negali atspėti mūsų minčių. Kaip ir keliaujant, turime žinoti, kur norime nuvykti ir kaip tai padaryti greičiausiai ir galbūt pigiausiai. Taip ir naudodami generatyviniais modeliais turime suprasti, kaip jam pateikti tikslias, aiškias ir profesionalias užklausas. Ateityje dirbtinio intelekto pagrindų veikiančios priemonės taps natūralia mūsų darbo ir kasdieninio gyvenimo dalimi, tačiau tik tie, kurie mokės tinkamai formuluoti užklausas ir supras šių priemonių veikimo principus, galės naudotis jais efektyviai. Manau, kad dirbtinio intelekto pagrindų veikiančios priemonės kol kas nėra konkurentas žmogui. Jis yra galingas įrankis, kuris gali papildyti mūsų kūrybiškumą, automatizuoti rutininius darbus ir padėti priimti geresnius sprendimus. Bet kaip ir keliaujant, kuo daugiau išmanome apie kelionės planavimą, tuo greičiau ir saugiau pasieksime savo tikslą. Man atrodo, Renatos palyginimas su kelionėm visiems įvedė aiškumo, visi mėgstam keliauti ir visi mėgstam, kai tai yra sklandus procesas. Tai dėkoju Renatai. Ir būtent apie tekstus pas mus geriausiai supranta docentė daktarė Skirmantė Biržėtienė. Tai Skirmantę prašyčiau pasidalinti savo nuomonę. Gražiai su jumis besiruošiant iškilo mintis, kad kodėl verta daugiau mokėti už autorinį kūrinį. Esam taip pripratę ir dabar įprasta manyti, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti tekstų rašytojus. Ir kaip Tina kalbėjo irgi, kiek prie teksto daug dirbama yra. Tai prašyčiau jūsų nuomonės. Sveiki visi. Na, taip kaip iš tikrųjų, Monika, kaip tarėmės diskusijos pradžioje, kai galvojom apie mūsų įvairias mintis, taip, tai be abejo, bet kokia nauja technologija, kaip sakiau, istoriškai iš tikrųjų verčia persvarstyti, vėl iš naujo persvarstyti žmogų, taip, jo paties galimybės, jo paties žmogiškumą. Ir sakyčiau, šitie štai metai, šiek tiek daugiau negu metai yra tokie perversminiai, kai taip visuotinai kalbam apie dirbtinį intelektą ir atrodytų, kad jis pakeis mūsų gyvenimą vėlgi kažkaip labai esmingai ir bent jau tam tikrų dalykų tai bus galima visiškai atsisakyti. Tačiau jeigu mes taip įdėmiai pasižiūrėtume ir pagalvotume, tai netiek daug mes esam iš savo žmogiškosios kultūros tai pasiekimų atsisakė dėl to, kad atsirado kažkokia tai nauja technologija, taip, naujas būdas. Ir štai čia labai puikiai suprantanti žmonės, viena praktikė, mūsų parodos autorė ir kita tikra profesionalė informacinių technologijų, vėlgi dar kartą nuramino. Dirbtinis intelektas tai yra įrankis, kuris, yra žmogaus rankose. Ir turiu pasakyti, kad tekstų kūrėjai tai jautė tokį ypatingą nerimą, kadangi, kad ir ta viena plačiausiai žinomų taip programų OpenAI, taip vadinasi ChatGPT, taip, jinai skirta kaip ir žodžiam, kalbėjimui atrodytų, taip, tai ką mes galim pasakyti, atrodytų, kad jau tekstų kūrėjo nebeprireiks. Kaip tam tikrų metų buvo pasakyta, kad nebeliks spausdintos knygos visiškai. Ji bus nebeaktuali, bet ar čia apsidairykit, neturit knygų savo kambariuose aplinkui. Taip, tai štai, tai čia yra stiprus, galingas įrankis, kurį žmogus ir sukūrė, žmogus gali juo ir turi juo naudotis. Tai yra matyti jo privalumus ir trūkumus. Taip, mokslininkai iš tikrųjų tekstų srityje su dirbtinio intelekto instrumentais jau truputėlį anksčiau pradėjo darbuotis ir netgi lietuvių literatūroje reikėtų pažymėti datą 2018 metų birželio mėnesį, kai Nemuno žurnale pasirodė toksai rašytojas Tomas Magi, kuris buvo pusiau lietuvių, pusiau estų kilmės ir pateikė savo 3 apsakymus taip skaitytojams. Kaip vėliau svarstant tuos darbus buvo pastebėta, tie apsakymai niekuo labai ypatingai neišsiskyrė,
Jie tiesiog buvo tam tikros apibrėžtos formos, na ir paskui paaiškėjo, kad tai buvo dirbtinio intelekto, taip sugeneruoti kūriniai, na, kurie atitiko literatūrinio kūrinio formą. Tai jie atitiko tam tikrą modelį, bet tikrai neperžengė žmogiškojo kūrybiškumo. Tai man atrodo, kad dirbtinis intelektas bus kompetencija, kurią neabejotinai reikia įtraukti į studijų programas ir labai puiku, kad turėsim tokią studijų programą, kuri išmokys taip šalia kitų lingvistinių kompetencijų įvaldyti dirbtinio intelekto instrumentą. Ir galbūt ir net nebejoju, kad tai bus kompetencija, kurios bus pareikalauta darbo rinkoje taip pat, ypač tam tikrose pozicijose, nes ji tikrai gali būti naudinga, bet tikrai neperženg žmogiškojo kūrybiškumo. Apskritai, man tiesiog kyla toksai apmąstymas, klausimas apie dirbtinio intelekto kūrybiškumą. Vis dėlto tai yra žmogaus savybė, taip, ir galbūt žmogus gali vesti dirbtinį intelektą kūrybiškumo link, sakykim, ar ne, bet vis dėlto yra žmogaus žvilgsnis, kaip štai sakė Tina, ar ne, kad taisiau tol savo kūrinį, kol jis man pasirodė, taip, išpildantis kažkokius mano lūkesčius. Tai lygiai taip pat ir tekstų srityje tam tikrus mechaninius darbus atlikti labai puiku. Ir jau pasibandėme, mes taip pat ir su studentais įvairiose srityse, taip atlikti tuos darbus. Instrumentas, aišku, tobulėja, taip, bet vis tiek žmogiško žvilgsnio, kitaip sakant, jam reikia. Tai kaip tik tai ir galim, pabandyti tą pasiekti. Nori papildyti? Dovilė nori paklausti. Aš turbūt norėčiau papildyti truputėlį, kad labai gražiai rezonuoja su Skirmantės išsakyta mintim, tai, kad dabar dar nesame startavę su studijų programa, pradedam tik tai nuo rugsėjo, iš tikrųjų yra didžiulis susidomėjimas iš verslo sektoriaus. Atrodo, informatikai išmano dirbtinio intelekto įrankius kuo puikiausiai, bet jie vis dėlto jau dabar rodo susidomėjimą lingvistinės krypties išsilavinimu besidominčiai žmonėm. Nes lingvistikos vaidmuo, būtent plėtojant darbo vietas, kuriuose reikalaujama ir dirbtinio intelekto valdymo įrankių, lingvistikos vaidmuo išlieka be galo svarbus. Lygiai tą patį pažymėjo ir mums, kuriant programą, šiek tiek patarimus davęs Meta korporacijos kūrėjas, kuris taip pat turėjo išsilavinimą lingvistikoje ir technologinį išsilavinimą taip pat, kad tai yra viena iš tų sričių dabar, kur susilies ir lingvistika, ir IT sritis. Reiškia, dirbtinis intelektas be kalbos, jisai nebus pilnai išnaudojamas, nebus to potencialo, jeigu žmogus neturi žinių, kaip panaudoti tam tikrą kalbą, kaip išreikšti savo kūrybiškumą per kalbą, ar ne? Nes jeigu irgi, kaip menininkė sakė, be teisingų užklausų, tas rezultatas nesigauna toksai, kokio galbūt norėtumėm. Kartais gal mes ir viziją kažkokią turime, bet jeigu nesugebam suformuluoti užklausos tinkamai, mes niekada ir negausime to rezultato tokio, kokio norim. Tai vat, šiek tiek norėjau prisijungti prie Skirmantės įžvalgų. Dėkui, Skirmantė, pratęsi dar? Aš ten norėjau, kaip Dovilė ir išreiškė tą mintį, kur norėjau dar papildyti, tai parodą mes turim, kai žodžiai tampa vaizdais, ar ne? Žodžiai yra labai svarbus. Tai būdas išmokyti dirbtinį intelektą žodžių, bet žodžius reikia pačiam žinoti. Taip, turėti tą ir kalbą, pakankamai turtingą kalbą iš tikrųjų. Dėkui. Man atrodo, keliaujam link labai svarbos klausimo apie tai, kaip minėjo irgi Tina, kad kam priklauso tie darbai ir kaip su tais darbais teisingai elgtis. Tai turim docentę daktarę Ramintą Pučetaitę. Jinai turėtų būsimus naujo studijų programų studentus mokyti etikos ir teisės dalykų.
būtent kaip teisingai elgtis su dirbtiniu intelektu. Raminta? Iki. Tai galbūt nenorėčiau dar pradėti nuo autorystės ar ne klausimo, bet galbūt šiek tiek dar pareflektuoti tai, ką jau girdėjom ir ką kolegės išsakė. Tai man labai patiko Skirmantės ta frazė, kad jeigu yra kažkoks įrankis, tai žmogus kaip ir būtų kvailas nesinaudoti tam tikrais įrankiais, kuris leidžia veikti efektyviau. Bet žmogus gali naudotis, bet turi naudotis atsakingai. Tai vat irgi klaidų ir bandymų metodas gali labai brangiai kainuoti. Tai čia to pačiu atsakant į klausimą, kam mokytis tam tikrų dalykų, tam tikrų technikų universitete. Tam, kad mes treniruotumėm savo gebėjimą, savo mąstymą nukreiptą į ateitį. Tai yra, kad mes gebėtumėm numatyti tam tikras ir pasekmes, kurios seka netgi dėl tų pačių užklausų formavimo arba dėl tų, pavyzdžiui, vertinimų tam tikrų užklausų, ar ne, nes ką mes vertiname. Tai prieinant to pačiu prie autorystės klausimo, ar ne, kad kaip gimsta tas autorinis kūrinys, čia irgi dar vienas klausimas. Tai Tinos atveju girdėjom, kad jinai duoda užklausas ir čia yra tų pavyzdžių, kur ten kažką nutrink, kažką pridėk, kažkokią nuotaiką pakeis, spalvinę gamą pakeis, kur iš tikrųjų yra susijęs su žmogaus gebėjimu įsivaizduoti, ką jisai nori vizualizuoti, bet gali būti toks mėgėjas kaip aš ir aš čia noriu irgi būti autorius, lygiai taip pat pasireikšti, kaip tas nieko neypatingas apsakymas, bet aš irgi turiu galbūt ten polinkį būti publikuota ar ten kažkur matoma. Ir tuomet imu bet ką, dedu bet kaip, neatsiklausęs niekieno, ar ne, nes tiesiog, va čia radau internete kažkokių gražių paveikslėlių ir staiga atsiranda autorius, ar ne, kuris sako, kad tu naudojasi mano darbais, apmokydamas tuo pačiu dirbtinį intelektą. Tai čia jau yra ir tam tikri rizikos klausimai, kuriuos irgi reikia išmanyti, kad jeigu tu naudosies svetimais darbais be pripažinimo, arba mes, kaip pavyzdžiui dėstytojai, imsim kelti galbūt kolegų mum pateiktus rankraščius įvertinimui, ar ne, recenzijai parašyti, tai po to nesistebėkim, kad ar ne, turim klausimų tam tikrų ir teisinių dėl to, kas yra autorius, kad galbūt mes čia plagijuojam kažką ir panašiai. Tai čia irgi yra toks labai jautrus klausimas susijęs tiek su autorystės pripažinimu, kas yra autorius, bet kita vertus tai yra ir visuomenės narių sugyvenimo klausimas, ar mes galim vienas kitu pasitikėti, ar viskas saugu, ką įdedam į tam tikrą generatyvinę technologiją ar modelį. Tai manau, kad tokia studijų programa ir yra labai reikalinga tam, kad tą mūsų mąstymą ištreniruotų ir kad mums nereikėtų brangiai mokytis iš tam tikrų savo klaidų. Ačiū labai. Sutampa su tuo, ką rytą truputį aptarėm su Renata, kad jau atsiranda reguliavimas, kaip etiškai elgtis su dirbtiniu intelektu ir, kaip jūs sakėt, nuo pat užklausų ir vertinimo, nes kadangi mes vis tiek jis mokosi procese, tai procesas irgi pats yra labai svarbus. Ir taip pat Tina pradžioje minėjo, kad ji neteikia tokios paslaugos, kad kurti pagal užklausas klientams. Tai man atrodo, kad irgi keliaujam link to, kad bus irgi darbo vieta tokia, kad pagal klientų užklausas, tai tokio tarpininko reikės tarp dirbtinio intelekto ir žmogaus, kuris turi viziją, bet nemoka naudoti tų įrankių. Taip pat minėjom kalbos specialistus, kurie irgi IT srity tampa vis reikalingesni, kuriant įvairius įrankius. Ir turim doktorantę mūsų Ugnę Pavlovaitę, kuri dirba su meno vadyba. Jinai lankėsi ne taip seniai Amsterdame, dirbtinio meno muziejuje. Tai yra tas žmogus, kuris puikiai suvokia, kad atsiveria dar viena darbo rinka žmonėms įvaldžiusiems dirbtinio intelekto įrankius. Jau tas posakis, kad nemoku piešti, nebegalioja, nes galima savo tą viziją perkelti į vaizdą įvairiais būdais. Tai, Ugne, prašyčiau pasidalinti savo įspūdžiais, kaip tu matai šitos dalykus. Žinoma, dėkoju, labas vakaras visiems dar kartelį, tik tais prisijungsiu ir galbūt pratęsiu ar papildysiu kai kurias mintis. Kaip ir gerbiama Monika minėjo, 23 metų pradžioje buvo įkurta pirmoji dirbtinio intelekto fizinė
galerija Amsterdame ir teko kalbėti būtent, dar pakankamai šviežia, nauja buvo Lietuvoje taip pat su generatyviniais kalbos modeliais, su dirbtiniu intelektu įrankiais ir bendrai pasaulyje, socialinėse medijose tikrai karšta tema buvo dirbtinis intelektas ir gan kontroversiška tema ta baimė būti pakeistiems. Ir šią temą kalbėjau taip pat su Dead and Gallery galerijos įkūrėju Konstantu Brinkmanu apie tai, kuris save įvardė algoritmo alchemiku. Ir, iš kur ta baimė, ypatingai darbo rinkoje, ir šiandieną matoma, kad, kaip jau ir minėjo gerbiamos dėstytojos, iš tiesų kai kurie procesai gali būti automatizuoti ir, tai sumažina tam tikrus kaštus organizacijoms taip pat ir sėkmingai integruojami dirbtinio intelekto įrankiai. Ir kalbant apie kultūros ir kūrybinės industrijas, menininkams, konkrečiai kalbant apie šią grupę taip pat, ne visiems, iš dalies galėtų būti taikoma ta baimė būti pakeistiems, tačiau kaip ir minėtosios galerijos įkūrėjas tiesiog patarė, tai jog dirbtinis intelektas vėlgi yra įrankis ir jis pats negali pakeisti žmonių. Tačiau pabrėžė, jei juo nesinaudosime, dėja galime būti pakeisti. Tai tik dar kartą papildo šiandieną išsakytas mintis, kad visgi pirminis tas kūrybinis šaltinis be abejo vis dėlto lieka ir lik žmogus, nors be abejo Dead and Gallery atveju iš tiesų yra ne tik dirbtinio intelekto įrankių dėka sukurti kūriniai, tačiau taip pat ir menininkai. Vėlgi, kūrėjas nebe žmogus, o kūrėjas būtent programa. Kadangi Konstantas Brinkmanas yra iš tiesų sulaukęs labai daug dėmesio iš skirtingų leidinių, pradedant nuo Rytų Azijos, pabaigiant Ameriką, Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir iš tiesų ši tema, kol dar buvo iš tiesų gan nauja ir karšta, nors istoriškai žvelgiant, su programinė įranga, dirbtiniu intelektu ir neuroniniais tinklais dar praeitojo amžiaus viduryje pradėjo eksperimentuoti menininkai ir kurti pirmuosius savo kūrinius skaitmeniniame mene, pristatydami juos. Tai nėra iš istorinės prizmės žvelgiant toks naujas fenomenas, naujas reiškinys, kalbant būtent apie skaitmeninį meną arba dirbtinio intelekto meną. Iš tikrųjų daug sąvokų, koncepcijų su viena kita gal kiek perspinančios ir tai yra gan kompleksiška, bet užbaigiant šią mintį, tarytum tai yra žmogaus kūrybiškumo ir pažangių algoritmų tokia sankirta. Ir šiandieninėje meno rinkoje iš tiesų šie kūriniai, būtent sukurti dirbtinio intelekto įrankių pagalba, yra vertinami iš tiesų ne vienareikšmiškai. Yra viena pusė, kurie investuoja ir tiki į tokių darbų perspektyvę ateitį. Be abejo, investicijos tikimas iš investicijos grąžos atitinkamos ir ta grąža nebūtinai turi būti ekonominė grąža. Tai be abejo kalbame apie emocijas, jausmus ir tolimesnės investicijas ir iš tiesų ši niša yra meno rinkoje išties gan perspektyvi. Čia ne paslaptis, kad ruošėmės ir diskutavom prieš tai labai patiko jo Indrės mintis, Ugnės mintis, kad nepersonifikuoti dirbtinio intelekto, nes dažnai dabar ir žiniasklaidai jisai vartojamas ne kaip įrankis, o kaip reiškinys kažkoks. Tai gal dėl to ir jaučiasi konkurencija, kai išstatomas jisai ant pjedestalo. Tai dėkui visiems už pasisakymus. Ir dabar googlinau, ar Angelų takais yra sukurtas su dirbtiniu intelektu. Tai šiandien su vadove diskutuojant, išdiskutavom tokį dalyką, kad labai įdomu, kad dirbtinis intelektas leidžia mums į ateitį žvilgtelėti ir į praeitį.
nes daug yra sugeneruota dabar vaizdų, kur mūsų gerai žinomi žmonės, seniai rašytojai, šitie, kaip jie, signatarai prikelti ir mes juos galim matyti judančius, kaip niekada neįsivaizdavom, nes nėra jokios vaizdo medžiagos. Tai man atrodo, kad tas įrankis labai daug plotmių atveria, kai jisai teisėtai yra naudojamas. Kol Renatos vaizdą rodėm, gavau tokį komentarą, kad sako, čia gal feikas, kad ne Renata kalba, gal yra įgąsdinimas. Tai yra ta kita pusė, kai yra nedorais tikslais naudojamas dirbtinis intelektas ir nesam nuo šito apsaugoti tiek dėl teksto, tiek dėl vaizdo, tiek dėl video medžiagos. Tai, man atrodo, irgi tas universitetinis įsilavinimas dėl pagarbos ir dėl kritinio mąstymo ateina labai, kaip tampa labai parankus, nes galime ugdyti specialistus, kurie gali atpažinti tokius dalykus greičiau ir kaip sumažins klaidą. Gal dar kažkas norėtumėt ką pasakyti, gal kilo kokių minčių? Man gal truputėlį įdomiai pasirodė ta irgi Ugnės mintis, kad nepersonifikuoti dirbtinio intelekto ir aš iš lingvisto pusės turbūt iš karto žiūriu ir aš galvoju, mes ne tik, kad esam linkę personifikuoti, mes esam linkę kurti priešpriešą tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto, tarsi tarp lygių priešininkų, kurie tuoj stos į kovą ir kažkas tai laimės ir žmogus panašu, kad nebus tas laimėtojas, tai mes dirbtinai netgi kuriam tokią grėsmės atmosferą, kai tuo tarpu iš tikrųjų mes turime nuostabų įrankį ir labai gražiai čia buvo kalbėta su kelio metafora Renatos, kelionės metafora, ar ne? Mūsų menininkė turbūt sutiktų, kad jeigu kalbėtumėm apie senesnius laikus, irgi būtų turbūt neprotinga pasilikti ant uolos su dažais pirštu tepti, vis dėlto teptuką kažkuriuo tai metu žmogus irgi paėmė į rankas ir tai jau buvo irgi netiesiai pirštu tepama, ar ne? Tai lygiai taip pat dirbtinis intelektas yra įrankis, kuris mums atskleidžia naujas perspektyvas, tol, kol mes gebame jį teisingai, etiškai, teisiškai naudoti ir paimti visą tai, kas jame yra gero, neperžengiant tam tikrų ribų. Ir man, jeigu galima, aš dar klausimą norėčiau užduoti mūsų dėstytojai Ramintai, būtent apie teisinę pusę truputėlį. Mes su studentais diskutavom šitų klausimų ir iš tikrųjų atsakymo neradom. Jeigu, tarkim, aš kaip žmogus, tarkim, esu nekūrybiškas, ar ne, o man reikalingas paveikslėlis. Aš randu paveikslėlį, tarkim, gerbiamos Tinos, ar ne, ir galvoju, nuostabus variantas, norėčiau panaudoti, bet labai tų autorinių teisių nenorėčiau pažeisti. Aš tada paveikslėlį įkeliu į vieną dirbtinio intelekto platformą, paprašau sugeneruok man užklausą remiantis šitų paveikslėlių. Sugeneruotą užklausą perkeliu į kitą platformą ir man sugeneruoja pagal tą užklausą kažką panašaus, bet visai neidentiško. Kaip tokiu atveju yra su tom autoriniam teisėm? Ar jau čia mes kažką tai pažeidžiam, ar tai yra vėl kūrybinis mąstymas, ar ne, kuris man leidžia kažkaip kažką apeiti, kažką truputėlį galbūt ne visai sąžiningai. Taip pat ir atsakėt, Dovilė, į šitą klausimą. Kai pradedam apeidinėti ir ten sukti, makaluoti, tai tada ir kalbam, ar ne? Galbūt teisė ne viską pasakys, bet iš etinės perspektyvos labai lengva pritaikyti tos pagrindinius etinius testus, ar ne? Kantas, kada pasakė jau prieš kelis šimtmečius, ar ne, kad elkis pagal tokią taisyklę, pagal tokią maksimą, kuri norėtum, kad taptų visuotinę taisyklę ir visuotinę maksimą. Tai mes kaip visuomenė norėtumėm, kad mūsų, pavyzdžiui, nebūtinai ten mūsų kažkokį kūrybinį darbą, bet kažkokį mūsų daiktą dabar šiuo momentu gal nenaudojama paimtų, panaudotų, po to pradėtų kažkur ten slėpti, kad kažką paėmė. Tai mes tikrai apšauktumėm, kad tu čia vagi iš manęs. Nesvarbu, kad man gal to daikto dabar nereikėjo, ar ne? Bet aš kažkada jį įsigijau. Tai lygiai taip pat su kūrybiniu, bet kokiu produktu, ar ne? Aš jį kūriau, aš galbūt dėjau tam tikras savo psichinės
pastangas, kad gimtų kažkoks produktas, gal man jis šiandien ir nelabai patinka, gal aš jo dabar neparduodu, bet vis tiek tai yra kažkas, dalis mano kūrybos, tai ir aš noriu atitinkamo pripažinimo. Ir mes kaip visuomenė gyventumėm geriau, jeigu kiekvienas pripažintumėm, ką kiekvienas yra nuveikęs, kokius nuopelnus esam padarę, ar ne? Tai čia tiesiog galbūt ne visą laiką įsijungia tas altruistinis motyvas, ar ne, ar neįsijungia į tolimesnis matymas, bet va čia ir yra universitetinio išsilavinimo dalis, kad mes sugebam pagalvoti ir užduoti tam tikrus klausimus ir savo, ir kitiem. Aš matau, kad Tina reaguoja, gal galim. Taip, aš norėjau tiesiog pridurti, kad taip, čia labai dabar, ne taip, kad įprasta, bet gal ant bangos vogt tos promptus, kaip pasako, taip, įkelt paveiksliuką, bet aš pagalvoju, ant kiek tai tada neįdomu, ta prasme, kūrybiškumo visiškai nebus, nes tada tie darbai, o tai kur ta kūryba tada, nes bus vienodų darbų labai daug. Ir čia visą pirma neefektyvu, neįdomu ir kam to reikia. Nes, iš tikrųjų, vogt galima, bet aš manau, tai neveiksminga gale. Tai išvada, kad vis dėlto tas įgūdis, kurį turim ugdyti ir ugdyti aukštojo mokslo institucijai, tai yra kritinis mąstymas, etiškas elgesys ir kūrybiškumas. Taip, be abejo, nes kuo daugiau žinai, kuo daugiau skaitai, kuo daugiau save pripildai visko, tuo tu gali kurti kokybišką produktą. Kitaip tai neįmanoma. Ačiū, mes turėjom pakeltą ranką. Rimutė, nepabėgo jūsų klausimas dar? Nepabėgo klausimas. Aš tai dar norėčiau iš žiūrovo pusės nepamiršti. Taip pat, kad įrankiais, pavyzdžiui, Tinos paroda man asmeniškai įdomi tais vizualiais, tais matmenims skirtingais, ar ne, kad ten ne tik paveikslas, kurio gali grožėtis mano akis, bet gali sužadinti ir video istoriją, ir muzika įrašyta. Tai atsiranda daug kitų dėmenų, ar ne, tų perspektyvų įrankiai mums atveria. Bet šiaip, jeigu aš kaip žiūrovas, jeigu aš matau naują darbą ir jis mane pakeria, jis skatina mano kažkokius jausmus, jeigu darbas sužavi mane, užkeria originalumu, jis išreiškia kažkokias originalias idėjas, tai yra labai įdomu. Tikriausiai ir kažkokią naują bangą pradėjusių menininkų kelias nebūdavo lengvas, ar ne, ir Čiurlionio darbai kauniečiam nepatiko kažkada. Ir tikriausiai dar keistesnis atrodė Kandinskis muziką bandęs, ar ne, reiškia atvaizduoti visai labai moderniai. Tai turbūt ir šitie įrankiai dabar mums kelia tokius įdomius įvairius skirtingus jausmus, o tie kūriniai, kurie bus įdomus, kurie bus originalūs ir apie juos kalbės, rašys, atsilieps menotyrininkai, pavyzdžiui, ir jeigu meno galerijose, pavyzdžiui, bus nauja Kauno bienalė ir jose atsiras ir tokių darbų, ar ne, kurie, tarkim, galbūt apjungs ir tekstilės, ir garso vaizdo instaliacijas, tai man atrodo, kad tai yra tik įdomu ir tik prideda to grožio pasauliui. O žmogaus kūrybiškumas turbūt beribis, tai kiek galim originalumą ugdyti savy, tai tiek esam kūrėjai savo pasaulio. Tai čia turbūt visi įrankiai tinkami. Dėkui, labai gražiai čia įvedėt mus. Raminta turi kažką pasakyti. Nepamirškim žiūrovo perspektyvos. Taip, aš norėjau dar ir Rimą papildyti, nes yra dar kas svarbu, kad būti atviriem, ar ne, kokiom priemonėm kas kurta. Ir mūsų svarstyti tam tikri atvejai taip pat yra, kad jeigu dalyvaujama kažkokiuose jau konkursuose, kur irgi galima laimėti ir tam tikrą premiją, tai vis dėlto svarbu, kad
varžomės tada tam tikrų priemonių kategorijoje, ar ne? Ir jeigu kažkas yra sukurta dirbtinio intelekto pagalba, tai svarbu tą ir konstatuoti, kad visiems būtų aišku ir tada dirbtinio intelekto pagalba kurti tam tikri kūriniai nekonkuruotų vien tik tai su žmogaus rankomis, kaip sukurta kūryba, nors čia irgi protas be abejo ir vaizduotė ir visa kita veikia, bet vis dėlto technika gali labai skirtis. Tai tą irgi turim, sukurdami tam tikrą estetinį pojūtį žiūrovui, nepamiršti būti sąžiningi iki galo. Ačiū. Man atrodo, labai gražiai apsukom ratą nuo to, kaip Skirmantė kalbėjo, kad persvarstyti reikia dalykus, taip Rima užvedė, kad niekas neteina lengvai, o lieka labai rimtai mūsų kasdienybei ir pasaulyje žiūrai. Tai noriu padėkoti visiems. Ačiū išsakytas nuomonės. Man atrodo, kad labai gražiai išdėstėm, kaip susilieja visi dalykai - kalba, dirbtinis intelektas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, pagarba vienas kitam ir estetinis pasigėrėjimas produktų visų, kurie gimsta šito perspektyvos įrankio dėka. Tai ačiū labai, įrašą pasiliekam, naudosim ir lauksim, kas gims iš šito studijų programų. Ačiū visiems. Dėkoju Jums. Ačiū, viso gero. Ačiū viso. Iki pasimatymo. Ačiū, sudie. Tai aš tikriausiai stabdau įrašą, stabdau video ir viską stabdau. Ačiū tau labai, kad dar turėjai jėgų. Ja. Va. O, Viso ate. gero.